vis rečiau be parašom vienas kitam, vis dažniau gaila vaško žvakiai rusent, vis galvojam, kad dienos pasikartos, kada dulkina kiemą išasfaltuos. Jau seniai beskambėjo mūsų daina, jau seniai besėdėjo per visą naktį, jau seniai betylėjo ir buvo gerai, jau seniai taip reikėjo vėl susieiti. Vis rečiau susimastom, kas bus toliau. Vis dažniau ieškom krašto, kur dar keliaut. Vis galvojam, kad laikas mums atleis, kada amžinos klaidos taps daiktais. Jau seniai beskambėjo mūsų daina, jau seniai besėdėjom per visą naktį, jau seniai betylėjom ir buvo gerai, jau seniai taip reikėjo vėl susieiti. Jau seniai beskambėjo mūsų daina, jau seniai besėdėjom per visą naktį, jau seniai betylėjom ir buvo gerai, jau seniai taip reikėjo vėl susieiti. Bet vertinamas yra ne tik skonis, bet ir pristatymas, pasidalinimas receptų ir papasakojimas istoriją kažkokią tai apie tą. Ir kiekvienas stalas, trumpas pasistatymas. Tai vertinamas bus pristatymas. Negirdėjau. Kiekvienas stalas iš eilės, komisija kviečiasi nuo kiekvieno stalo po atstovą, jūs ateinat su kažkokiu patiekalu, pristatot jį, pasakot, kaip su kuo reikia valgyti ir galbūt pasidalinate receptų. Su kuo galima kalbėti, kokią kompaniją, pavyzdžiui? O kriterijai vertinimo yra 3. Skonis, pristatymas ir vaizdas. Tai už 3 minučių pradedam. Noriu papasakoti, kad šito patiekalo kaltininkas štai. Aš negaminu valgyti, aš tik valgau. Jis man tiekia. Aš tiekiu. Tiekia žuvis iš šiaurės, iš Švedijos, Suomijos, Norvegijos, o aš gaminu. Dirbu Linų muziejuje, tai man, žinokit, kai atvažiuoja žmonės ten tik tai tų drobelių pažiūrėti, labai nusibodo. Tai nusprendžiau juos pavaišinti su tradicinė aukštaitiška Linų spirgynė. Ir dauguma, kas girdi Linų spirgynę, tai pirmiausia galvoja, kad ten bus kažkokie taukai, spirga ir dar kažkas. Tai va, tai jie apsivilia, nusivilia, bet paskui, kai paragauja, nebenusivilia, nes gauna tokio, kaip vaikučiai vadina, skanaus smėlio. Aš iš to strioko kaip įkvėpiau ir pokštelėjau. Aš žinojau, kad yra didelė daugybė geresnių
tokių rūpestingesnių šeimininkių ir pagalvojau, kad to, ko aš negaliu padaryti geriau už kitus, tai nedarysiu. Buvau tikra, kad nebus kokteilių baro. Tai vat yra tradicinis, visų mėgiamas, lietuviškas, iš lietuviškų beveik produktų, iš krautuvės lietuviškos. Draugė, nuo alkoholio yra netoli iki kanapių. Mes nesam šitos draugijos nariai, aš esu Laimos Rasa. Ir todėl, kadangi buvom pakviesti visiškai netikėtai ir labai apsidžiaugiam to kvietimu, tai Laima man liepė padaryti ir aš padariau kanapėką. Aš pašnekėsiu apie vytinimą. Žodžiu, čia pas mane ant lėkštės yra 3 rūšys visokių įdomių dalykų. Pirmia, pradėsiu nuo to. Sliekas. Čia yra vytinti sliekai. Taip. Pradžioje aš norėjau vytinti tos invazinius limakus. Bet atėjo kaimyno antis, į visus sutvarkė, kapitaliai, į neliko ne vien. Ačiū Dievui, pradėjo lyt, išlindo naktiniai sliekai. Patiekalas mano vadinasi greitukas. Taip. Mes jį naudojam labai dažnai, kai užgriūna kokie netikėti svečiai ir paprastai visada turime užsislėpę stalčiukuose tų blynų, tortilijų ir tada kas yra šaldytuve. Šiandien tai yra vienas blinukas su plėšyta vištiena, paprikytėm, gribukais, o kitas suplėšyta kiauliena ir Peterio marinuotais ir kažkaip ten apdorotais kopūstais. Nu gerai, iš Kauno, Inga. Taip, istorija yra tokia to patiekalo. Tai yra mano mamos istorinis patiekalas, kai mes susirinkdavom visą šeimyną, būdavo tokios tradicijos, kai gausia šeimyną suvažiuodavom į sodą pas tėvelius ir kai visi kartais užklupdavo netikėtai, mamai tekdavo kažką paruošti užkas greitai. Tai va, tai jinai kepdavo tokius sumuštinius. Tie brangus Kirvokoto turnyro žiūrovai ir dalyviai. Aš esu Indrė iš Vilniaus. Mano patiekalas yra toks gal iš vaizdo nelabai susikratę nabagas. Tai yra mano banguotais keliukais, taip, banguotais keliukais. Mano firminis kopūstainis, tai yra kopūstų pyragas. Dauguma kepa saldžius pyragus, aš kadangi saldumynų nelabai mėgstu, aš išsikepiau kopūstų pyragą, su kuriuo vat ir norėčiau pasidalinti su jumis. Tai yra per pusę maišyti rauginti kopūstai, per pusę saldus kopūstai, paprika, pomidorai, grybai, kukurūzai, svogūnai, česnakai ir labai daug meilės. Mane išryškina, jisai turi būti kiaušinių lukštuose. Čia yra senoviškas receptas farširuoti kiaušinį. Į kiaušinio lukštą dedama toks makaliūzas. Baravykai džiovinti, kurie buvo išvirti sūriam vandenį. Tada kiaušinis kietai virtas ir svogūnai labai gražiai suskrudinti ir truputėlį majonezo, visam tam užmaišyti. Turėtų būti įdėta į kiaušinio lukštą, bet kaip aš minėjau, dėje. Garbingoji komisija, brangus dalyviai. Mes, tiksliau Vaidas, beveik vienintelis čia ruošiasi šitam piknikui. Ne, ten pasipinės jau kas. Gerai, informacija. Ir pagamino savo močiutės patiekalą, pastarnokus, keptus pastarnokus su svogūnų pagardu keptu. Toks senoviškas, visiškai autentiškas. Patiekalas Vaido močiutė beje buvo dvaro tarnaitė ir ponams gamino, tai tokių ne visai šiai dienai gal dažnai gaminamų patiekalų, bet pas Vaidą archyve tokių yra. Aš dar padėjau peilį, kad atsipjau trupučiuką. Mažą gabaliuką. Apskritai niekada nesuragavusi. Aš irgi pirmą kartą paragavau šiandieną. Smegenis mama darydavo, bet Tai čia toks nekonkursinis vis dėlto dalykas, nes Inga komisijos narė, tai į gal labiau ir papasakos. Čia yra
5 rūšių arbata tikriausiai, ar ne? Liepžiedžiai, čiobreliai, rugiagėlės, mėtos ir kas dar? Šafrano dar reikia. Ne, čia šafrano nėra. Čia nedėta. Tai iš esmės gydoma, atpalaiduojanti, raminanti, tonizuojanti, be cukraus, kad tikrai atsiskleistų ir be medaus tikras skonis. Trečios yra 2 vietos. 2 žmonės surinko, tai Kastis ir Indra. Antrosios irgi 2 vietos. Kokie dosnus komisijos nariai. Taip, Nomeda, taip. Nomeda ir Elvyra. Čia po blato. Ne veltui cukrus. Taip, ir rodžiau savo keramiką, supratau. Ir pirmąją vietą Vaidas su Jurgita. Parašų nededam, kad po to negalėtumėt badyti. Va, pirmąją vietą. Nežinau, kas bus rytoj. Pabūk dar senas draugė. Gal susitiksime net tuoj. Kažkoks kartėlis gerklę graužia. Būk geras dar po vieną taurę. Žinai, šią naktį sapnavau. Vaikėzą žaidžiantį palaukiai. Ir atsibūdęs pravirkau. Juk baigsis visą tai staiga. Pasaulis tas, kuriam pavydžiu. Ir lauks tavęs tuščia scena. Tik tu į ją jau nebegrįši. Ir nebegrįš jausmai į širdį. Suradę šiltesnės vietas, norėjome išsaugot viltį. Užmiršom tik sugniaužt ranką. Nežinau, kas bus rytoj. Pabūk dar senas draugė. Gal susitiksime net tuoj. Kažkoks kartėlis gerklę graužia. Būk geras dar po vieną taurę. Žinai, šią naktį sapnavau. Vaikėzą žaidžiantį palaukiai. Ir atsibūdęs. Būk geras dar po vieną taurę. Žinai, šią naktį sapnavau. Vaikėzą žaidžiantį palaukiai. Ir atsibūdęs pravirkau. Hey.